Mūsų įmonė specializuojasi inžinierių tinklų statyboje. Mūsų specializacija yra kryptiniai gręžimai. Tiesiog yra po viskom praeinama ir praklojamas vamzdis. Tai galima elektrą, galima vandentiekį, galima dujotiekį, galima ryšius, galima kanalizaciją. Mes jeigu jau įmam, tai mes bandom išnaudoti visas įmanomas galimybės, patirtis, idėjas į įgyvendinti. Tai duoda savo rezultatų. Mes konkursų bėdų kelbėm, tai daug kur buvo tokius rodiklių, kaip sakoma, kad viena iš geriausių įmonių gal Lietuvoje. Tam tikrose projektuose, kur reikia iš tikrųjų sugalvoti, kaip viską atlikti technologiškai. Tai yra paduoti bentonitą į mašiną, pati mašina, kad įvažiuotų irgi. Turim daryti kažkokius laikinus kelius ir panašiai. Šitos dalykus mes planuojame į priekį, žiūrim, važiuojam, apsižiūrim ir duodam ataskaitą mūsų užsakovui, ko mums reikia papildomai, kad mes galėtume vykdyti jų projektą. Labai svarbus aspektas, nes kuo geriau pasiruoš operatorius, tuo jam bus lengviau ir užbaigti projektą. Mes konsultuojam mūsų partnerį arba klientą. Jeigu mes matom, kad darbas yra sudėtingas arba reikia kažką keisti, mes iš karto sakom. Visi yra įspūdingi tie projektai. Pavyzdžiui, mes esame įvykdę nemažai projektų užsienyje, Vokietijoje. Ten tikrai dirbam prie didelių projektų, tai yra 15 km non-stop gręžimas prie kelių, pelkynuose, miškuose, prie namų, miestuose. Teko netgi tiesiog kloti trasas miesto, centre ir panašiai, kas reikalauja tikrai daug koncentracijos, daug išsiaiškinimo, bendradarbiavimą su miesto administracija irgi, nes turim sužinoti, kur kas yra, kad to nepažeis. Bet taip pat atliekam projektus ir privatiniams, namų savininkams, kuriem yra gerbūvis ir nėra galimybės arba nėra noro tiesiog išsikasti, išsiardyti ir po to statinėti. Dirbam tikrai visoje Lietuvoje, teko šiek tiek Latvijoje padirbti ir tikrai nemažai Vokietijoje. Labai yra svarbus branduolys, ne tik kad gręžėjas, tai ne tik yra darbo vadovas, ne tik projektų vadovas, bet visi kartu, kaip komanda. Svarbiausia yra darbų planavimas ir patirtis. Priėjimas nuo pradžios iki pabaigos, tai yra koncentracijos išlaikymas. Mums tai yra kasdienis darbas.